Pritrūkusi lėšų kovai su gresiančiu afrikiniu kiaulių maru, vyriausybė nusprendė apmokestinti krovininių automobilių vairuotojus. Lietuvos vežėjai tokį gresiantį mokestį vadina kiaulišku, nes lengvųjų automobilių vairuotojams jo mokėti nereiks. Sparčiai Baltarusijoje plintant afrikiniam kiaulių marui, o Lietuvai stingant pinigų dezinfekcijai pasienyje, vyriausybė iš krovininių automobilių vairuotojų kišenės prašys krapštyti po 25 litus. Skaičiuojama, kad per mėnesį vežėjai atseikės apie 1 milijoną litų. Premjeras Butkevičius sako, kad šalyje skelbs ekstremalią padėtį tuomet, kai liga priartės per 50 km. O mokestį rinkti būtina, nes kol kas neaišku, ar Lietuva gaus 50 milijonų litų paramą iš Europos komisijos. Krovininiai automobiliai pravažiuodami Baltarusijos Lietuvos sieną turės mokėti mokestį 25 litų ir taip pat buvo priimtas nutarimas pakeisti ekstremalių įvykių tam tikrus kriterijus, kad būtų leidžiama naudoti vyriausybės rezervo lėšas. Lietuvos vežėjų asociacija 25 litų mokestį vadina kiaulišku. Esą krovininių automobilių vairuotojai yra diskriminuojami, nes jie vieninteliai jį mokės. Nuo jo atleisti lengvųjų automobilių vairuotojai. Anot vežėjų asociacijos pavojų kelia kaip tik jie, nes žmonės važinėja po kaimus, kur nustatyti kiaulių maro židiniai. Nereikia klaidinti ir visuomenės, kad čia reiškia, krovininis transportas yra didžiausia grėsmė. Čia yra ne tik tai pinigai, bet yra ir tam tikras, reiškia, formavimas įvaizdžio, reiškia, nes kai norima visus velnius sukabinti ant vieno sektoriaus ir jį priversti už tai mokėti. Automobilių ir pėsčiųjų dezinfekcijai pasienyje su Baltarusija šiemet dar reikės daugiau kaip 2 milijonų litų. Tačiau tai tik maža dalis pinigų, mat 10 milijonų litų skaičiuojamos kitos investicijos. Kalbame apie labai plačias priemonės ir barjerų statymą žiemos laikotarpiui, ir angarų statybą krovininių transportų, ir buferinės zonos kūrimą, ir apie tvorą, aišku, kalbame. Pasienyje su Baltarusija užregistruota 10 000 kiaulių. Už vieną paskerstą kiaulę ūkininkams planuojama skirti 690 litų išmoką, kad šie 2 metus augintų kitus gyvūnus. Dėl skalūnų dujų